Pakalbėkime apie tai, kas vyksta dabar pasaulyje. Kodėl tiek daug ligų, daug mirčių, chaosas, karai. Ir atrodo, kad pasaulis liko vos kelios minutės iki susinaikinimo. Pakalbėkime apie kvantinį šuolį žmogaus sąmonėje, kas tai yra, apie žmogaus energetinę struktūrą ir kaip galėtume palengvinti šią kiekvieno iš mūsų kelionę Žemėje. Ką tai reiškia kvantinis šuolis žmogaus sąmonėje? Tai anksčiau mes žmonės vystėmės, evoliucionavom kur kas lėčiau. Kartais net kelis gyvenimus, kelis šimtmečius mokydavomės tos pačios pamokos, mokėmės tų pačių pasaulio dėsnių. Šis laikmetis atėjom į pagreitintą, vadinkim, evoliuciją, kada sąmonėje vyksta staigi ir labai greita transformacija. Taip pat kvantinis šuolis tai reiškia, kad mūsų minčių realizacija yra daug greitesnė negu ankstesnėse kartose. Tai pavyzdžiui, kiekvieno žmogaus mintis, ji turi įtakos viso pasaulio žmonių sąmonei. Jeigu mes didžioji dauguma žmonių nešiojamės negatyvias mintis, baimės, tai visas pasaulis vystosi tokia linkme. Kvantinis šuolis reiškia senų sistemų, senų įsitikinimų griuvimą, staigų, greitą griuvimą. Ir kai tai vyksta mūsų pasaulyje, tai žmogaus niekas neklausia, ar tu jau esi pasiruošęs. Šie procesai vyksta nežiūrint, ar mes esame sąmoningi ar ne, ar mes suprantame, kas vyksta. Energijos tėkmė greitėja, energija plečiasi, įgauna vis didesnės vibracijas ir tai paliečia ir kiekvieno žmogaus energetinį ir lauką ir jo visą čakrų sistemą. Jeigu žmogus turi daug baimių, sukaupęs įvairių traumų, tai šis procesas dažniausiai yra skausmingas per ligas, per griuvimus, per nesėkmes. Jei žmogus yra miegantis, nesuvokiantis šio pasaulio dėsningumus, tai jis yra veikiamas įvairių neigiamų programų, asmeninių programų, giminės ar viso šio pasaulio programų. Visa tai griūva, kai vyksta kvantinis šuolis sąmonėje, energetikoje. Galima ilgai dirbti su savimi, nagrinėti įvairias tas pasąmoninės programas, įvairias baimės, blokus, įvairias traumas patirtas iš vaikystės ar iš praeitų gyvenimų, perduotas giminės. Ir tai aš dariau labai daug metų ir su savimi, ir su žmonėmis, kurie ateidavo pagalbos. Tačiau paskutiniu metu atradau metodą, kurį naudojau jau prieš daug metų. Tačiau praktikuodama kasdien pamačiau, kad yra būdas kvėpavimo, garsų tonavimo, kristalų ar sakralinės geometrijos struktūrų pagalba, vizualizacijos pagalba, mes galime be ilgo kelio išsivalyti, harmonizuoti savo energetinę struktūrą. Kai žinai, kaip tai daryti, tai yra tikrai labai paprasta. Pradžioje, aišku, reikia įgūdžių ir sukūriau, sudėliojau visą tą metodą, kurį naudoju pati ir paskelbiau tada mokymus, kada pastebėjau, kaip jis veikia mane pačią.
Kartais dar net neatsistebiu, kad tai gali būti taip paprasta. Šis energijos harmonizavimo metodas dar yra geras tuo, kad jis paruošia visą energetinę struktūrą kundalinė energijos kilimui. Kas tai yra? Kundalinė energija tai yra gyvybinė energija. Tai yra, ją galima sutapatinti su žmogaus seksualinė energija, libido, su kūrybinė energija. Ir kai ji kyla stuburu aukštyn, ji aktyvuoja įvairius žmogaus sugebėjimus, praplečia žmogaus galimybės. Tai ir telepatija, aiškiaregystė, tai ką mes dažniausiai laikom kažkokiom ypatingom galiom. Žmogus gali turėti visus tus sugebėjimus paprastai, jeigu kundalinė energija pakyla stuburu aukštyn. Taip pat tai duoda nesibaigiančią energiją, jaunystę, ilgaamžiškumą, pasitenkinimą gyvenimo, komfortą, minčių, norų realizaciją. Tiesiog žmogus tampa tai, ką mes eiliniai žmonės galėtume pavadinti tiesiog stebukladariu, burtininku, galbūt. Iš tikrųjų, pas mus pasąmonėje, pas kiekvieną yra tas žinojimas, ką reiškia pažadinta ir lygiai tekanti kundalinė energija. Dabar yra atliekama labai daug ir praktikų. Tai vat būtent ši metodika, kurią sudėliojau į vieną mokymą, į vieną struktūrą, energetinio balanso metodiką, per garsus, vizualizaciją ir kvėpavimą, sujungus šiuos įvairius parametrus, tai paruošia kanalą, kuris centrinį kanalą su šumna, dar kitaip vadinama, kuris eina per stuburą, paruošia tą kanalą harmoningam kundalinė energijos kilimui. Nes jeigu mes praktikuojame įvairias praktikas, kurios skatina kundalinė energijos pakilimą, tai priklausomai nuo mumyse esančių blokų kartais gali būti tikrai sunkios patirtis. Aktyvavus kundalinę energiją yra dar toks momentas, kad sunku išlaikyti, nes būna mes įkrentam įvairias neigiamas patirtis, vėl užmiegam ar mus išbalansuoja aplinka. Tai lygiai tekančią energiją tikrai yra sunku išlaikyti ir šis metodas taip pat labai yra geras tuo, kad jisai palaiko visą laiką tą balansą. Ši praktika yra tinkama bet kokiam žmogui, nežiūrint, kuriame jis yra savo gyvenimo taške, ar ligotas, ar bundantis, pažengęs į priekį. Ši praktika veiksminga bet kokiame gyvenimo etape. Mokymai, energetinio lauko valymas vyks rugpjūčio 24 dieną Alytuje, studijoje Sakralus garsas. Apie tai daugiau sužinoti galite prisijungę svetainėje sakralusgarsas.tilda.ws. Taip pat ten galite ir registruotis.